Sveiki, čia mes, devintokai, ir mes šiandien darome apklausą, ką apie kovo 11 žino Obelių krašto žmonės. Pasižiūrėkite. Turėsite atsakyti, čia paprasti klausimėliai ir nufilmuosim, nes mes video tokį sukam. Ką žinote apie kovo 11-ąją? Tai yra nepriklausomybės atkūrimo diena. Atkurta Lietuvos nepriklausomybė kovo 11 dieną 90 metais. Tai va, man tada buvo 22 metai. Visi labai džiaugiamės. Ir tiek. O kaip jūs minite šią dieną? Pirmiausia malda ir draugų lankymas. Ką žinote apie kovo 11-ąją? Lietuvos laisvės nepriklausomybės diena. Kovo 11 tai yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Žinau tiek atšventę, nepriklausomybės atkūrimo diena. Žinau, kad šiais metais švenčiame sukaktį 25 metų ir kaip prieš 25 metus aš buvau labai jauna, graži, man buvo 17 metų. Kuo jums ši diena yra svarbi? Kovo 11, tai turbūt viena iš tokių ypatingesnių 20 amžiaus pabaigos datų. Kovo 11 mums beveik virsi laisvę. Tai buvo 125 Seimo aukščiausios tarybos narių paskelbimas pasaulyje, kad Lietuva, kaip ir visos tautos, nori būti laisvos. Ką žinote apie kovo 11-ąją? Tai Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai mūsų nepriklausomybės atkūrimo diena. Taip. Tada kokią sukaktį šiemet minime? 25 metai nepriklausomybės atkūrimo. Kokią sukaktį šiemet minime? 25. Metelis. Taip. Tai pagrindinis dalykas. Taip. Dabar, kadangi jūs jaunimas, tai žinau, kad tą dieną gimė Vaidas Ivanovas. O Vaidas Ivanovas tai yra salota. Kokią sukaktį šiemet minime? Kokią sukaktį 25 berods. Taip. Kiek O signatarų? Vaidui Ivanovui daugiau. Gal žinote, kokią sukaktį šiemet minime? Nežinau. Ai, man kažkaip įkvėpė. Jo, teisingai. Gal žinote, kiek signatarų pasirašė nepriklausomybės aktą? 124 už. Šešis susilaikė. Kiek signatarų pasirašė nepriklausomybės aktą? Taip, 124 už ir berods 6 susilaikė. Taip. O taip. Taip, o kaip jūs ją minite? Šią šventę? Šią šventę, tai vėliavą iškeliam nepriklausomybės dienai. Gal žinote, kas vadovavo tuometiniai aukščiausiajai tarybai? Ir šitas, ar Landsbergis? Landsbergis bus, jo. Teisingai. Žinau kas. Ir paskutinis klausimas, kokią sukaktį šiemet minime? 25 metį. Taip. Gerai. Nepriklausomybės 25 metis, tikrai jau žinau šitą. Visiškai teisingai. Viskas.